manau, kad taip. Ir na, tokia pirma mintis ateinant į galvą turbūt, aš šiaip nemažai metų dirbau pabėgėlių integracijos srityje ir prieš ateinant į šitą sritį, tai mano nuomonė turbūt buvo apie priverstinius migrantus tokia pati kaip ir daugumos žmonių, kurie nei vieno nėra greičiausiai sutikę savo gyvenime, bet na, stereotipais iš medijų suformuota. Ir turbūt ta nuomonė pasikeitė sutikus pirmą žmogų, esanti tokia situacija. Dėl to aš labai visą laiką tikėjau, kad asmeninė pažintis griauna kažkokius tai išankstinius nusistatymus. Tai iš esmės kas nulėmė tą jūsų esminį pasikeitimą? Tai pažinti su žmogum, ne kažkokiais tai nuogirdos ar stereotipai ar kažkas, bet asmeninė pažintis, santykis. O kaip pačiai asmeniškai teko susigyventi su tuo faktu, kad jūsų pačios nuomonė pasikeitė visiškai kardinaliai? Gal labiau šiaip pradėjau apmastyti tuos dalykus, kad nereikia vadovautis vien tik tai kažkokiais tai susikurtais ar kažkom tai svetimom patirtim. Kad visgi sava patirtis yra vertingesnis dalykas ir tai turbūt kritinis mąstymas labiau atsirado.